Na ir kągi, sveiki rudeniniai karšiai. Ne, liūdna vis dėlto su rudeniniais karšiais. Ir ne prie skirvytis, ir ne prie atmatos, ir ne į žemupį. Išsiruošiau, nes iš ten naujienas nekokias. Buvo čia kolegų vakar, šeštadienį, šiandien sekmadienis, po pietų, čia radau keletą laisvų valandėlių, galvoju, rek nupūsti dolkis, nuspiningiok. Šį metą dar net nesulaidys. Spiningėlį, tai galvoju, tur keletą valandėlių. Palaidyt, rek spiningioką pamėtyt. Biešk pasivakščiu, čia nedidelis toks karjeriukas. Kartenos rajone, tuoli Minijos. Čia ir pagauta mano šiaip didžiausia lydeką. Aišku, nėra ten kažkokia baisė įspūdinga dėdel, nes spiningautos aš nesu jau baisė dėdelis. Čia galės pražvelgti mano amuniciją, kuo kitur, tai palėjanon aišku, kad spiningautos išmonis. Jep tik ta toks. Bet čia esu pagavęs lydekų ir čia karts nuo karto aš mėgstu spiningiok palaidyti. Tai pamėginsim ir šiandien šią vėjuotą dienikę. O konda dėl karšių, tai jo, kolegas buvo vakar ir į atmato, į skirvytę. Nu ir tų rudeninių karšių nematyti. Vieną kietą ant pagauti, skirvytę vieną kietą pagavo. Atmato nelabai. O ir skirvytę kai kurie išves net nematkibėma. Ir su rudeninės karšės sunku. Nors aš dar nuvarysiu į skirvytį, turbūt tikra. Ar į atmatą į skirvytį kažkur dar tikra nuvarysiu. Karts kam pasitaika, užtaika, matos, kad gal kažkada pagauti. Bet šiandien įdomu tokį dėnį, nes kažką būn stiprus vies. Būn, kad va karšiai sujudėjo. Tai va šiandien tokį įdomesnį dienelį vėjas, šiandien toks šiaurės vakarų, ganėtina nemažas, su gan stiprias gūsias. Čia aš esu tokio veitelė, kur čia tas vėjas daug neužput, pakol kas, kol neišlindau. Tai va, tai gal tai karšia ir sujudėjai šiandien sekmadienį, gal kažkas parašys komentarus, kad šiandien skirvytę ar atmatą ten kėba tik spėk traukti. Bet kol tokių naujienų nežinau, mėginsiam nupūst dulkelis nuo šitą spiningėlį. Gal atneš kokį lydekėlį. Jeigu neatneš, tai bent jau galvą pravedinsiam. Nu ir žvilgtelkiam, konas čia tur prajaukint liaudį. Guminuką čia tokiai visokiai neaiškios jau būklis. Bet kadangi aš čia žinau, eina paslaptėlį. Šitai guminuką, nežinau, nelabai ir veik mano nei, bent jau čia. Tai čia guminuką teik, suka. Čia išves nevaryčiau, aš čia be vienos tokios blėzgis, katron vieną kartą aš netyčia išbandžiau. Čia su draugu kažkada buvom atvarę, o senuoką aišku. Ir apėjom aplaidėm su vepsiukas, su vobleriukas, su guminukas ir nieka mums nepavyko pagauti. Ir aš turėjau tokį blėzgį gavęs dovanų. Katron aš netikėjau, aišku, tą blėzgį. Bet galvoju, nu ką, dovanų gavau, tai bus gėd pasakyti, kad net nepabandžiau, neužmečiau. Nu į ko jūs manot? Trečių metimų tarkš, tokį tą blėzgelį ir suveikia. Ir ton vakarą dar veina. Ir iš tikrųjų vakar minėjau, kad man čia didžiausias lydekai pagauti, tai būtent untos šitą blėzgis. Aisės blėzgį ir untos
jau ir pagauta, jau keikšta žymiui. Ten ton, aišku, aš tom pat vakar ir nutraukiau. Tiksliau, antroji lydeka užkėbus. Maniai sugebėjai atlenkti karabiną. Ir aš tuos blizgis netekau, tai paskui gavau varyti iškuoti korą nutukių ir pirkti. Ir anudabat nusipirkau ir beina beturi tą pat jau ir geruoką apčežytą, nes dar neveina lydeka ir ištraukta antonos. Ir be tuos blizgis aš čia net nevaryčiau. Tai realia pagrindinis man tuok. Nu ir kažką pradėjau labiau tokį tipą visokiom blizgiam tikėti. Tai aš anų tokių ir kitokių atspalvių pasipirkau. Atomas ta vadins. O kaip ta vadins? Ešerys. Tuok. O, čia tuok močinį. Bet čia ta 3-2 gramų. Nu nežinau. Gal jau visai periai. Tuoks visoks blizgis. Kažko man labiau. Ant tų voblerių kaž. Lydeks iš vis aš nemo gaudyti ant voblerių. Negu pakimku iki netyčia. Su vobleriukas mažesnės. Aš ten šapalus su ultralight pagaudau. Tepsiu tas voblerės. Nu aišku, ten man voblerė. Įsikeičiau feją. Tai ten ant anų pagausi. Nuties va tom perną radau prie Nemon. Tokį voblerį. Ir prie to pat Nemon pridambas išbandžiau ir pagavau lydeką. Nu gal į čia man pamėginsim. Tai kuo susirenkam tas šmutkėlis ir bandom keliauti čia prie šitą ežeriuką. Karjeriuką, ne ežeriuką. Nėra čia va didelis. Realia vat ten yra pradžia. Ir ten jau kur matos, ten jau ir į pabaigą. Tai čia man baisa gali aplinko apėti. Aišku, čia tų beitų užmetimų ne per daugiausia ir. Nes yra va tokie visur apžėlį, net prieti, bet keletą tarpukų ir. Aš praktiškai jau mintiną žinau tus tarpukus. Tai nuėjau, palaidau ir pasižiūram, kokia situacija. Gal pavyks kažko atrasti. Vakarėlis visai puiks atrodo. Kiek galgi sėdėti prie to fideriaus prikėbus ir žiūrėti tas najudantis galūnis. Čia nors sportiškesnis gausias variants. Kon, bandom keliauti ir mesma ton metalą į prūdą ir žiūrėsma. Aha. Lydę pradėjai. Nu ir ko, nelaukiai pradėsim, nu to kas veikdavo. Šitas atžymėts jau čia lydekų duntų ne kartą. Tai tom patį išmėginsime. Kažko labai daug žulių, ko jau turėtų nebebūti, žuolis jau liktai turėtų būti pakritus. Plėsti, kadangi sunkiai. Nereiks kažko neiškoti čia lengvesnį variantą. Nu tik pradėjau žvejoti, orėlis iškart pagėda, lietus. Nu, bet gal tas lydekam nebloga, bet įdomi kažko labai daug šitų žulių su sunkesniam blizgiam. Ne,
Patrauk be žulių. Mėginsim uždėti kaip nors vobleriuką mažesnį. Pamėginti. Nematyti jokios gyvybės. Visiškai. Kliaukšt, nešmaukšt. Nieks. Nenori. Taip nematyti jokios nei gairėlis. Taip, pakolkas juokį kilimėlį. Tai suvalgykiam rytavo torgaus bulkelį su sezamu ir mėsykę. Vars, tai čia saulut šveit, tai čia lin. Bet neatrodytų blogs lydekom, kaip tik toks lyg tai turėtų būti neblogs. Bet ir kaip ir užkondam ir bandom toliau. Taigi, beina peiliuką. Būtent pat ontos blizgelis pavyko suviliuoti. Kokį 300 gramų. O mamkas panašu, kad nėra kėlusis. Ir lieka dar vienai tik išbandyti. Ir bus viskas. Dar maža biltelė yra. Nu ir nieko. Duorą nepavyko vis dėlto pagauti. Bet, kaip pradžio minėjau, kad čia ir pagauta mano didžiausia lydeka. Tai gal padarykiam ir konkursėlį iš tų sentimentų. Bandykit atspėti, kokį dydžiaus galėjai būti man didžiausia lydeka. Tai neprisisvaikyti, ne 10 kg, tikrai ne. Į mažesnių pusę. Tai bandykit spėti ir laimėkit tokį kempingą rinkinuką. Artėja šaltesnisgi sezonėlis ir visai galės panaudoti. Arbatėlę kokią pasišildyti, kavelę. Tai paprenumeruokit, būkit pasispaudę laiką, pateikit savo spėjimą ir laimėkit. Ir manau, kad susitiksim vis tiek dar prie skirvytis. Kur daugiau dingsi. Reiks vis tiek dar nuvažiuoti. Nusivilti. O gal ir ne. Tad iki žvejai.